Nu ką, sveiki Hebra. Šią savaitę turėjau daug reikalų, žinai. Blet, nu kas čia per nustatymai? Tai va, žinai, šią savaitę turėjau daug reikalų. Vienas iš tokių buvo, kad aš lankau vokalo pamokas pirmadieniais. Antradienį turėjau vizitą pas mamą Šeškiniai. Trečiadienį, ką aš dariau trečiadienį, buvau pas odontologę ir pirkau batus, pirkau batus trečiadienį, buvau pas dantistę, ketvirtadienį skalbiau, penktadienį plovau bendrabutį, šeštadienį nieko nenuveikiau, pasivažinėjau po miestą, o sekmadienį buvau chore. Tai aš šiandien pabaigiau savo iliustracijas pagrindinės šitam vlogui, bet tą vlogą, tai va, šiandien buvau chore, kitą sekmadienį choro nebus, tai gal kitą sekmadienį sumontuosiu video arba trečiadienį kokį. Tai va, aš nusprendžiau kurti vlogą apie medžiagų sintezę, tai pabaigiau šiandien visas iliustracijas ir dabar galvoju, kaip sumaketuoti vlogą, bet jis gali būti ne 30 minučių trukmės, jis gali būti pusės valandos ilgio mano vlogas. Ir aš va dabar galvoju, ką man daryti ir kaip man sumontuoti. Tai tos 5 ar 6 iliustracijos ten dar nieko nereiškia. Man reikia pateikti tą medžiagą taip, kad žmonės suprastų, daug vizualizacijų reikia susiųsti iš interneto. Ir aš nelabai žinau dar ką daryti su tuo vlogu. Todėl, kad tos vizualizacijos, žinai, jos turi būti sudėliotos į įdomų pasakojimą. Ir aš ne tik vizualizacijų, aš turiu ir vaizdo įrašų prisikarpęs. Tai aš nežinau, labai daug darbo su tuo vlogu, tai turbūt šiandien tai jau tikrai nedarysiu. Bet gal kitą savaitę ir pavyks sukurti vlogą ir dar planuoju, kol aš nesukūriau vlogo, aš toliau kepsiu vizualizacijas, darysiu vizualizacijas apie požeminį žemės kultūrų auginimą, apie požemę žemdirbystę ir kol aš nesukūriau to video, aš toliau darysiu vizualizacijas kitiems video. Ir va, pirmas vlogas tai bus apie medžiagų sintezę, o antras vlogas bus apie požeminį daržą, apie požeminę sodininkystę. Ir trečias video bus apie Rusiją ir, sužinosite, bus staigmena trečiam video. Jeigu aš dagyvensiu kito trečio video, tai aš bandysiu sukurti video apie Rusiją ir kaip Rusija puoselėjo Lietuvos kultūrą savo viduje. Davai.